1941 m. birželio 22 d. 3:43 nakties prasidėjo karas tarp nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Vermachto daliniai greitai sutriuškino nepasiruošusius raudonarmiečius ir įsiskverbė giliai į šalies vidų. Kitą dieną įvyko kai kas unikalaus ir netikėto. Sovietų okupuotoje Lietuvoje prasidėjo sukilimas. Sukilėliai per Kauno radiją paskelbė nepriklausomos Lietuvos atkūrimo deklaraciją. Po 5 dienų kovos sovietinė kariuomenė buvo išmušta iš Lietuvos ir sukilėliai subūrė laikinąją vyriausybę. Tačiau nepaisant pasiekimų, birželio sukilimas Lietuvoje vertinamas nevienareikšmiškai ir daugelis žymių visuomenės veikėjų smerkia sukilimą, o Vilniaus miesto valdžia pasitelkdama brutalią jėgą sunaikino birželio sukilimo pagrindinio vadovo pulkininko Kazio Škirpos atminimo lentą. Todėl kyla klausimas, kodėl tiek daug žmonių nekenčia birželio sukilimo. Yra 3 pagrindinės grupės žmonių, kurie yra ypatingai aršiai nusistatę prieš šį sukilimą. Tai yra rusai ir Rusijos vyriausybė, leftistiniai politikai ir žydai. Pradėkime nuo rusų. Nuo sovietinių laikų Rusijos istoriografijoje Sovietų sąjunga vaizduojama kaip lygiateisiškų tautų sąjunga, kuri nugalėjo bloguosius vokiečių fašistus. Rusija iki šiol neigia Baltijos šalių okupaciją, teigia, kad Baltijos šalys pačios įstojo į Sovietų sąjungą, arba jeigu ne elitas, tai bent paprasti gyventojai palaikė komunizmą. Tačiau šitą melą paneigė ginkluoto pasipriešinimo faktas, ypatingai Vokietijos Sovietų sąjungos karo pradžioje, kai pasirodė, kad Lietuvos gyventojai buvo tiek išvarginti sovietų okupacijos ir taip nekentė komunistų valdžios, kad griebėsi ginklo pirmai progai pasitaikius. Tai įrodo, kad SSRS buvo kraugeriška, antihumaniška imperija, kuri išlaisvino visą Europą iš fašizmo, vien tam, kad paverstų visus komunizmo vergais, kas visiškai griauna Rusijos kaip teisios kovotojos su fašizmu įvaizdį, ant kurio iki šiol laikosi visa šiandieninė Rusijos visuomenė, tuo taip pat pateisinama invazija į Ukrainą. Prie neapykantos sukilimui prisideda ir tai, kad Raudonoji armija patyrė ypač skaudžių pralaimėjimų Lietuvos teritorijoje pačioje karo pradžioje, prie ko iš dalies prisidėjo ir patys sukilėliai. Reikia nepamiršti, kad Rusija visais laikais turėjo stiprią žvalgybą ir, pavyzdžiui, Ukrainoje Rusija greitai užėmė Chersoną ir apsupo Mariupolį, būtent infiltruotų išdavikų pagalbų. Kiek vėliau paaiškėjo, kad rusai turėjo savo agentų visose visuomenės sluoksniuose, netgi Ukrainos generalinėme štabe. Todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad Lietuvoje ir Lietuvos aukščiausiuose valstybės postuose irgi nėra infiltruotų rusų agentų, kurie nieko neišsiskiria iš minios, bet atėjus dienai X jie pereis į priešo pusę. Būtent jais Rusija remiasi, atakuodama birželio sukilimą iš vidaus. Antra didelė sukilimo nekentėjų grupė yra leftistiniai politikai. Leftizmas, marksizmas arba kairioji ideologija apskritai pasižymi ypač aukštu altruizmo lygiu. Altruizmas yra noras rūpintis kitais be naudos savo, tačiau leftistai neturi jokių moralinių normų, todėl tas altruizmas labai greitai pavirsta neapykantą savo ir savęs niekinimu, kas pasireiškia ir neapykantą savo kalbai, tautai, istorijai, kultūrai ir taip pat baimiai drąsiai tą kultūrą išreikšti viešumoje ir jie didžiuotis. Taip pat leftistai yra ypatingai pavydūs ir jų pasiekimai, lyginant su tais pačiais laisvės kovotojais ar rezistentais, yra ypač menki. Todėl jiems morališkai maloniau pateikti, kad visi iki tol buvę svarbus asmenys buvo rasistai, naciai ir žydų žudikai. Galiausiai didelė dalis dabartinio politinio elito yra kilę iš sovietinių kolaborantų, todėl jiems gėda ir nemalonu net prisiminti, kad kol laisvės kovotojai didvyriškai kovojo, jų tėvai ir seneliai laižė subinę sovietams. Ir trečia ir paskutinė birželio sukilimo nekenčiančiųjų grupė yra žydai arba tiksliau Lietuvos žydų bendruomenė. Sukilimo pradžia sutampa su holokausto pradžia, todėl sukilimas Lietuvos žydų bendruomeniai asocijuojasi su ypač skaudžiais išgyvenimais. Iš kitos pusės yra ir asmeniniai interesai. Šiuolaikinė iš esmės marksistų valdomoje visuomenė buvimas auka reiškia įvairias privilegijas, todėl žydams yra naudinga save parodyti kiek įmanoma didesnėmis aukomis ir ypatingai kiek įmanoma labiau apkaltinti pačią lietuvių tautą ir ypatingai iškilius jos veikėjus antisemitizmu, kad paskui būtų galima reikalauti visokių atsiprašymų, nuolaidų, atminimo lentų, kraštutiniais atvejais netgi finansinių reparacijų. Lietuvių tautos savigarbos jausmas žydams nėra naudingas.
Tai tiek žinių šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems, nepamirškite palikti komentarų ir susitiksime kitą kartą.